Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip Excel programoje reversuoti teiginius, kaip susumuoti ir suvidurkinti skalių balus, bei kaip filtruoti duomenis. Naudosiu sintetinį duomenų rinkinį, kuriame respondentai balais nuo 1 iki 5 įvertino teiginius susijusius su pasitenkinimu darbu. Vienetas reiškia visiškai nesutinku, o 5 reiškia visiškai sutinku. Na, visų pirma, norime reversuoti trečiąjį teiginį. Formulė yra labai paprasta. Susirandame maksimalų įmanomą balą, prie jo pridedame vienetą ir tada iš šio skaičiaus atimame originalią reikšmę. Visų pirma, susikursime stulpelio pavadinimą. Ir rašome formulę. Tai šiuo atveju tai bus 6 minus originali reikšmė. Pasirenkame laukelį ir ant kampo spaudžiam 2 kartus. Automatiškai formulė paskaičiavo reikšmes visam stulpeliui iki pat pabaigos. Na ir matome, kur buvo vienetas turim 5, kur buvo dvejetas turim 4, kur turėjom 3 išlieka 3. Puiku, dabar galime paskaičiuoti sumą. Formulė paprasta, sum ir pasirenkame pirmąjį stulpelį, antrąjį stulpelį, na ir žinoma jau reversuotą stulpelį. Vėlgi principas toks pats, ant kampo spustelnam 2 kartus. Dabar paskaičiuosime vidurkį. Naudojame formulę average. Ir vėlgi sumuojame pirmąjį stulpelį, antrąjį stulpelį ir reversuotą stulpelį. Beje, kad pasirinkčiau keletą langelių vienu metu, ant klaviatūros laikau nuspaudusi Ctrl mygtuką. Vėl spaudžiam 2 kartus. Turime rezultatus. Dar patogus dalykas, ką galime padaryti, galime susiapvalinti iki 2 skaičių po kablelio. Žinoma, galime panaudoti šį mygtuką decrease decimal, bet tai tik vizualiai suapvalins jūsų duomenis. Iš tikro rezultatas šiuose langeliuose nebus suapvalintas. Dar vienas patikimesnis būdas suapvalinti rezultatus yra panaudoti round formulę. Rašome formulę, round, atidarom skliaustelius, pasirenkam mūsų langelį ir po kablelio pažymime, kiek norime turėti skaičių po kablelio. Na ir dabar turime gražiai suapvalintus skaičius. Filtravimas taip pat veikia labai paprastai. Spaudžiame Ctrl A ir taip pasižymime visą mūsų duomenų lentelę. Spaudžiame Sort and Filter ir spaudžiam Filter. Dabar galime spausti ant varnelės ir pasirinkti, kad pavyzdžiui mums rodytų tik tai moteris. Lygiai taip pat galime išfiltruoti, kad mums rodytų tik tai vyrus respondentus.